Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes palyginsime netgi dvi mano pelytės, viena senoji, viena naujoji ir abi iš jų Logitech. Na taip, užsikabinau ant Logitech pelyčių gal net ir seniau negu šias dvi turėjau, bet būtent šios dvi mane antiek nustebino, kad net sunku atsisveikinti su senai ir dabar bandysiu palyginti, kokie gal pliusai minusai su mano naujoju pirkiniu. Na tikriausiai pradėkime nuo pristatymo, tai mano pirmoji pelytė bus senoji Logitech G502. Taip, ši pelytė turėjo šiek tiek atnaujinimą prieš keletą metų, kai jinai gavo RGB palaikymą, bet visais kitais aspektais jinai iš tiesų ta pati G502. Na, o mano antroji ir naujoji pelytė bus Logitech G900, tai yra bevėlis modelis ir visai kitas lygis. Na, bandant palyginti šias pelytes, aišku, pirmasis dalykas, kuris krenta į akis, tai yra, kad būtent šita pelytė, kurią aš galiu taip pakelt parodyti, yra bevėlė. Jai nereikia laidų, palyginus gal su Logitech G900, kuri dėja tokios funkcijos neturėjo. Na, naujoji pelytė turi variantą prijungimo laidų ir net krovimo metu reikia tai daryti, tai aš gan prisipratinęs prisijungti tą laidą ir taip pat atstumą laikyti prie stalo. Na ir signalas pačios pelytės bus geresnis, jeigu jūs laikysit arčiau būtent tą daviklį. Na tai aišku, tas pirmasis toks akivaizdus skirtumas, dabar pakalbėkime apie panašumus, kuris yra itin taip pat akivaizdus, tai yra sensoriai. Abi pelytės naudoja tą patį sensorių 12000 DPI, tai yra gan tikslaus labai žinomas sensorius, gan aukšto lygio, taip pat yra pelytės nesikeičia per metus išlaikyti tą patį, tai tik tai įrodo, koksgi yra puikus šis sensorius. Na, grįžtant prie pakeitimų, tai taip pat galima paminėti, kad pelytės pakeitė gan savo formą, tai yra pasikeitė ir mygtukų skaičius, ir pats laikymo dizainas. Senoji man Logitech 502 turėjo tokį, na, galim sakyti, universalų laikymą, bet sakyčiau, gal labiau net palankų palm stiliaus, kai tu gali ištiestais pirštais tiesiog atpalaiduoti ranką. Taip pat tas niuansas, kad turi nykščių, kur ilsėtis vieta, kurios išties aš pasilgau, na, jos nėra ant G900, jinai yra labiau ambidextrous tipo pelytė, tai reiškia, galite naudoti su abiem rankom, nėra išties svarbus, ant kurios dėsite. Taip pat pelytė prideda funkciją mygtukam, tai yra, jūs galite paimti vienus mygtukus, kurie naudojami dažniausiai pirmin ir atgal, jūs galite perkelti į kitą pusę, galite neturėti ant abiejų pusių ir labiau leidžia va taip keisti tą dizainą G900. Na, kalbant apie mygtukus, tai G502 turėjo gal tą didesnį iš kartų skaičių mygtukų ir vieni iš jų buvo išdėlioti gan tokiose vietose, kur net trukdydavau man asmeniškai, netyčia paspausdavau, arba iš vis tiesą pasakius nenaudodavau tų mygtukų. Na, ant G900 per pastarąjį mėnesį 2 aš tikrai nesusidūriau su to problema, aš nenaudojau papildomų mygtukų kitoje pusėje, tai tiesiog pasilikau esminius ir tiesą pasakius visus naudoju iš jų, tai yra ir mygtukai keisti vietoje iškart DPI, tai yra greitį pelytės, taip pat ir mygtukas žaisti su ratuku, mygtukai sugrįžti, jie visi išties naudingi. Na, kalbant apie ratuką, kas yra išties žvaigždė šiose Logitech pelytėse aukštesnio lygio, tai yra būtent ratukas, kuris leidžia save paleisti. Na, jeigu jūs pažiūrėsite šią pelytę, tarkim į seną G502, paspaudus tą mygtuką jūs galite tiesiog paleisti ratuką, suktis kiek tik norite. Ir tai yra išties labai naudinga funkcija. Gal taip atrodo, kad sunku rasti panaudojimą, bet kaip priprantate, tai aš būtinai žiūrėjau, kad ši funkcija būtų išlikus naujoje pelytė. Ir taip, Logitech G900 turi šią funkciją taip pat, bet ką jinai daro, tai pakeitė ratuko formą ir materialą. Tai yra labai svarbus niuansas, nes tai keičia svorį. Na, perėjus prie G900, tenais matome jau šiek tiek guma dengtą ratuką, net tokį metalinį sunkų kaip ant senosios. Ir tai leidžia pelytės svorį sumažinti gan ženkliai. Kalbame apie tai, kad pelytė yra bevėlė ir jinai sveria lengviau negu pelytė su laidu. Tai reiškia, netgi ir akumuliatorius ir visi, kad ta įranga, kuri turėjo būti sukaupta bevėliai pelytei, išlaiko vis tiek labai lengvą dizainą. Ir pabrėžu svorį, jeigu jūs svarstytumėte pirkti dar seną pelytę, nes jinai tikrai yra dabar pardavimas, tikrai gan populiari yra G502, tai jinai itin sunkiai yra. Tikrai aš sunkiai randu žodžių, jinai yra viena sunkesnių, net sunkiausių pelyčių. Aš net nesuprantu, kodėl Logitech prideda dar papildomą svarelių rinkinį, kuris galite įdėti būtent į šią vietą savo Logitech G502 pelytėje, bet netgi be jo, netgi nedėjus ne vieno iš svarelių, jinai sveria tikrai gan daug. Na, kalbant apie naudojimą ir mano asmeninę patirtį perėjus va taip iš vienos pelytės į kitą, tai iš tiesų vos pasijuto tai. Bet to, kad aišku esminis niuansas, kad nėra to laido ir man nekliuvosi kitur, kai buvo ta problema, ar ant stalo kraštų užkliūdavo laidas, ar tai kažkur kita įrangos dalis liesdavo. Tai sensorius liko tas pats, yra esminė detalė ir aš tiesiog galėjau net nepajuntant, nekeičiant nustatymų, nieko kokiam CSGO žaidime, tiesiog Windows'uose
pereiti į naują pelytę. Rankos formos atžvilgių pelytė šiek tiek jautėsi lengvesnį be abejo, bet tai tikrai, kaip ir minėjau, nepakeitė pačio esminio naudojimo. Bet pirštų įsidėliojimas ir šiek tiek pasilaikymas buvo kitoks, mygtukai šiek tiek aukštesni, kaip ir minėjau, Logitech G502 jūs galėt kažkiek gal labiau atpalaiduoti ranką. Na, pabaigai jau kalbant apie pelyčių palyginimus, be abejo reiktų paminėti kainą. Tai aš asmeniškai pirkęs, kai tik išėjo G502, mokėjau taip pat apie 90 €, kiek jūs dabar galite rasti šią pelytę, net ir su atnaujintu apšvietimo dizainu. Na, o kalbant apie man naująjį pirkinį G900, tai jinai dabar siekia netgi 180 € kainą Skytech'e ir ta kaina netrodo, kad kristų, nes nežinau, kiek jinai pardavimų gauna ir kiek pirkėjų turi Lietuvoje, tai jinai stabiliai sėdi. Na, jeigu pamatysite su nuolaida, be abejo galėtumėte ją griebti, bet jeigu lyginant pelytės, tai realiai kalbam beveik apie 100 € investiciją tik, kad turėti ją bevėlę. Na, jeigu jums ši problema tikrai, kaip man labai grisų, tai yra tas laidas, tikrai aš jau negalėjau ir to pakęsti, tai gal tas 100 € atsipirks, gal tai yra nebloga investicija. Kalbant bendrai pelytės, tai viskas lieka prie jūsų, tiesiog jūsų asmeninė nuomonė, patirtis, ar jūs norėsite investuoti. Priminsiu, kad iš ties Logitech padarė neįtikėtiną pažangą ties bevėliam pelytėm, tas lagas vadinamas atsilikimas, kad naudojate bevėlį dizainą. Jis yra sumažintas beveik neįtikėtinai, beveik iki 0 ir tai yra naudojamas ne tik Logitech va šitoje pelytėje 900, bet ir G402 pelytėje. Tai galite ją pasižiūrėti, jinai šiek tiek pigiau kainuoja, jinai gal neturi tiek to dizaino agresyvaus, tiek tų mygtukų funkcijų, bet sensorius ir esminis komponentas, tai yra bevėlį, yra išlaikytas. Na, tai dėkui, kad žiūrėjote šį video, tai tikiuosi bent kažkurie man žodžiam padės įsirinkti pelytę, ar tiesiog pasižiūrėti, į ką reiktų atkreipti dėmesį renkantis pelytę. Man asmeniškai yra neįtikėtina prisiminimai su senai pelytė ir tikiuosi ši naujoji taip pat ilgai tarnaus. Na, tai užmeskit laiką, kam kažkam padėjau, komentuokit, kokią jūs pelytę naudojat, ar paprastai net optinę ar lazerinę. Aš pamiršau pabrėžti, kad šios abi yra optinės ir susitiksim sekančiam video. Iki.